Sveiki! Šiandien noriu kalbėti apie baimės. Iškilo toks klausimas, tai mes jį ir aptarkime. Kas yra baimės, kokia baimė yra gera, kokia yra baimė yra bloga ir ką daryti, kaip tiesiog išsilaisvinti iš tų baimių, kurios mums yra nereikalingos ir kurios yra destruktyvios. Pirmiausiai, suskirstykim baimės į dvi rūšis. Tai yra konstruktyvi baimė, ji turinti susijusi su kažkuo tai, turinti pagrindą, ir destruktyvi, visiškai nereikalinga ir į niekur nevedanti baimė. Tai kaip mes suprantame tą teisingą baimę? Teisinga baimė yra eiti per gatvę, kai atvažiuoja mašina, mes sąmoningai saugome save, bijodami, kad mus pervažiuos, mums skaudės. Gali būti baimė dėl vaikų. Ta konstruktyvi baimė, kad jeigu yra didžiulis srautas mašinų ir galbūt nėra perėjų, mes patys vedame vaikus į mokyklą, kad tiesiog išvengti to, kas galėtų įvykti, jeigu tas vaikas bus neatsakingas ir eis per tą gatvę, nepasižiūrėjęs, ne per perėją galbūt, ar visi šitie dalykai, kurie yra labai aiškiai paaiškina tą baimę. Kita pusė baimių yra nepagrįsta, ji nepaaiškinama, ji neturi pagrindo. Sakykime, einu į pokalbį dėl darbo ir aš bijau, ir aš pradedu manipuliuoti, spekuliuoti mintimis, kas bus, jeigu pasakys, jeigu aš kažko neatsakysiu, jeigu aš kažko nežinosiu. Einam į egzaminą, vėlgi spekuliuojam labai stipriai, negalim miegoti, nes galbūt aš ne viską išmokau, gal aš ne viską žinau ir apskritai kokį aš ištrauksiu klausimą. Tai yra visiškai nereikalingos baimės, kurios į niekur neveda. Jos tik tai mus dar labiau išbalansuoja ir rezultate mes labiau būname įsibalansavę, nesusikoncentravę tada, kada galbūt reikėtų. Kitos baimės yra dėl vaikų, nepagrįstos baimės, kas bus, kokia jų bus ateitis, ar jie gerai išsilavins, ar jie gerai mokysis, ar turės gerą darbą, ar galbūt eis nukris, užsigaus ir vėlgi reikia bėgti iš paskos. Tokia galbūt labiau netgi maniakiška kartais baimė, kad kažkas neatsitiktų su mūsų vaikais ir mes jiems sukuriam kažkokią tai apsaugą, neleidžiam jiem būti vaikais, neleidžiam lipti, užlipti kažkur, tai neleidžiam jiem patiems rasti, kurioje vietoje yra riba, aišku, viskas turi būti pagal amžių, mes negalime lėliuko galbūt palikti vieno ir sakyti, kad jisai turi rasti tą ribą, kur jisai čia nukris ar nenukris, bet pagal amžių visą laiką turi tos ribos platėti. Kuo vyresnio amžiaus vaikas, tuo daugiau jam reikia suteikti laisvės išbandyti. Tas išbandymų laisvė, aišku, turi būti visą laiką pagrįsta ir pamatuota, bet vaikas turi rasti pats labai daug ribų ir susipažinti su dalykais, kurie galbūt žinoti, ką reiškia nukristi, žinoti, ką reiškia išsibolioti baloje. Ir, žodžiu, visos šitos baimės yra per daug destruktyvios, jos daugiau atlieka neigiamą rolę negu teigiamą. Pirmiausia, aš noriu jas aptarti pagal tradicinę kinų mediciną, kur šitos baimės rodo, kurie organai, kas yra išsibalansavę ir galbūt kur trūksta energijos kuriems organams. Tai vėlgi, jeigu jūs atsimenate 5 elementų schemą pagal tradicinę kinų mediciną ir mes turime ugnies elementą, kitų elementų aš nepristatysiu, aš kalbėsiu tik apie tuos elementus, kurie yra susiję su baime. Tai yra ugnies elementas, kur pagrindinis organas šiuo atveju yra širdis. Taip pat mes turim plonąjį žarnyną, endokrininę sistemą ir kraujotaką. Ir taip pat turime vandens elementą, inkstai ir šlapimo pūslė. Tai yra tie 2 elementai, kurie yra susiję su baime. Šiaip apskritai, jeigu prisimena, tai visi elementai yra susiję su kažkuria tai emocija. Ir viena emocija yra gera, kita yra emocija destruktyvi, išbalansuojanti tos organus. Tai pavyzdžiui, ugnies elemente teigiama pozityvi emocija yra meilė, džiaugsmas, bet destruktyvi yra nepagrįsta baimė. Ta, kurią aš minėjau, kuri neturi pagrindo ir kuri išbalansuoja. Kaip mes tada suprantame? Jeigu dominuoja nepagrįsta baimė, turime suprasti, kad širdis
Tai yra pagrindinis organas ir atsakingas už tą emociją. Tai reiškia, širdžiai trūksta meilės, širdžiai trūksta saugumo, pasitikėjimo, džiaugsmo ir tada pradeda dominuoti ta neigiamoji pusė tų emocijų, tai yra nepagrįsta nepagrįsta baimė. Todėl galvodami, kaip mums reikėtų galbūt išgyti nuo tos nepagrįstos baimės, reikia pagalvoti, kaip kompensuoti šitą pusę džiaugsmu, pasitikėjimu, saviraišką galbūt, kad kompensuotų tą neigiamą baimę. Tai yra nepagrįsta baimė. Turite labai paanalizuoti save. Aišku, iš pradžių bus labai sunku pasakyti, taip aš laimingas, taip aš džiaugiuosi, taip aš turiu laimingą šeimą, nuostabius vaikus, bet ar iš tikrųjų mes tą darom? Ar iš tikrųjų mes džiaugiamės? Ar iš tikrųjų mes išreiškiame save? Ar iš tikrųjų mes darome tai, ką norime daryti? Jeigu tai nėra taip, reiškia, labai reikia gerai pagalvoti, kaip kompensuoti, kaip pradėti pildyti tą tuščią rezervuarą tais dalykais, kurių trūksta, kurių širdžiai trūksta. Toliau vandens elementas, kaip ir sakiau, tai yra pagrįsta baimė. Tai yra tas pagrįstas rūpinimasis tuo, ką mes galime įtakoti. Ta, ką mes galime pakeisti, tai yra pagrįsta baimė. Jeigu mes galime įtakoti kažkokius tai dalykus, kad neįvyktų, kurie gali sukelti kažkokius tai blogas pasiekmes, tai yra viskas tvarkoj. Jeigu trūksta šitos baimės, jeigu mes iš viso nesirūpinam vaikais, nesirūpinam, nežinau, mums viskas vienodai, nėra jokių baimių, ta prasme, tas toksai visiškas atsijungimas ir galvojimas, kad kažkas čia vyks ir man visiškai vienodai, tai vėlgi rodo inkstų ir šlapimo pūslės išsibalansavimą. Nes jeigu trūksta tos pagrįstos baimės, pereiname mes į kitą emociją, tai yra į visišką apatiją, į visišką, nesirūpinimą aplinką ir galim lygiai taip pat, jeigu imti tos pačius vaikus, jeigu lyginti, kada yra tada pagrįsta baimė nepagrįsta, tai mes galime palikti tą vaiką ant lovos naujagimį ir sakyti, kad jisai pats čia susiras tą ribą, jis tegu krenta man visiškai vienodai. Toliau paleidžiame per gatvę eiti ar tiesiog į mokyklą, neatsakingai neparuošę to vaiko, jisai pats turi eiti į mokyklą ir būti ne pagal amžių atsakingas, tai vėlgi rodo, kad tai yra išsibalansavęs vandens elementas ir kad inkstai, pirmoje eilėje tai yra inkstai, yra išbalansuoti ir reikia galvoti apie jų subalansavimą, suaktyvinimą, reiškia trūksta inkstam energijos. Toliau, tai vis tiek pagrindinė mintis tai yra ta destruktyvi, ta nepagrįsta baimė ir kaip mums ją, žodžiu, ją atsikratyti ar tiesiog išsivalyti nuo šitos baimės. Tai vienas pagrindinis dalykas yra, kad tol, kol mes galvojam, kad visą situaciją valdome mes, tai yra labai sunku. Prisimti atsakomybę už viską, kas vyksta aplinkui mus, yra be galo sunku. Tai yra neįmanoma. Mes negalime kiekviename žingsnėje padėti pagalvės vaikui einančiam kažkur, tai mes negalim numatyti, kas bus ten, sakykime, vėl tam minėtam darbo pokalbį ar darbe, ar kažkokiam vairuojant mašiną, ar... žodžiu, yra labai daug dalykų, kurių mes negalime įtakoti. Ir kuo, pavyzdžiui, kuo vaikai auga didesni, kuo daugiau mes suteikiam jiem laisvės. Ir jeigu mes visą laiką tą negatyvą arba tą įtampą turėsime savo galvoje, tai tas negatyvas jisai toliau liesis ir krausis tiem kitiem žmonėm, kurie yra aplinkui mus, ar dėl kurių mes kaip ir atseit ir rūpinamės, bet kita vertus mes darome meškos daugiau paslaugą, negu padedam. Tai pirmas dalykas yra suvokti, kad mes tai čia esam, labai maža dalelė, kuri gali apskritai apsaugoti ar būti ta apsauga. Mes nesam apsauga, mes galim kažkiek tai fizinė prasme apsaugoti kažkurį tai laiką, bet iš principo tai yra viskas virš mūsų. Tai suvokus, kad Dievas yra virš mūsų, jis yra mūsų apsauga, tai kiekvieną kartą, kai mums tik ateina kažkokia nerami mintis, kažkokia nepagrįsta ta baimė, visą laiką sakyti, Dievas yra virš manęs, Dievas yra apsauga
ir aš ir Dievas esu dauguma. Ir tik tai Dievas gali mus apsaugoti, mus visus apsaugoti, nes kita vertus, jeigu pradėti galvoti, kas bus, jeigu bus karas, ekonominė krizė, aš prarasiu darbą, visi šitie dalykai, jeigu irgi yra viena iš baimės rūšių, kai mes jos pakeisti negalim tos situacijos, mes galime ją pakeisti tik tai galbūt medituodami ir skleisdami tą pozityvę energiją į visatą ir žmonėm tie, kurie priiminėja sprendimus. Bet suvokti, kad virš mūsų yra ta didžioji jėga, ta didžioji apsauga, tai yra vienas pagrindinių dalykų, leidžiantis išeiti iš tų baimių, iš tų nepagristų baimių. Visą laiką laiminti reikia savo vaikus, savo šeimą, savo namus, savo darbą, savo finansus, viską reikia laiminti, pavesti Dievo apsaugai ir tada, Dievas yra viskas. Dievas yra mūsų darbdavys, Dievas yra mūsų apsauga, Dievas yra viską, visa mūsų išmintis, mūsų protas ir mūsų sėkmė, visa tai yra Jisai. Ir jeigu mes pereinam į šitą būseną, tai yra žymiai lengviau gyventi, žymiai lengviau priimti sprendimus ir galbūt kartais ir labai nepopuliarius, ar galbūt labai, sakykime, kažkokius tai neprotingus iš pradžio atrodančius, bet vėliau pasirodo, kad tie sprendimai buvo teisingi ir pagristi. Kaip tą galima daryti? Tai vienas iš būdų yra meditacijos, kaip ir aš visą laiką jas rekomenduoju. Tikslinės meditacijos, kurių metu kiekvieną dieną, per dieną galime tą daryti kelis kartus, skirti 5 minutes ar vairuojant automobilį garsiai savo sakyti, kad man viskas sekasi, mano vaikai yra visiškai apsaugoj, mano vaikam viskas sekasi ir, žodžiu, viskas, kas mums kelia tas baimės, reikia viską keisti į pozityvą. Visa tas, kas tik tai išlenda, bet kokia negatyvi mintis, kad kas nors dabar atsitiks, arba mano vaikas nukris, arba, nežinau, susirgs, arba peršals, visi serga ir mes susirgsim, dabar kažkas tai užsikrėtė, dabar ir mūsų užkrės, ir, žodžiu, visi šitie dalykai, iš karto mokinti save, tik tai atėjo ta mintis, iš karto ją pakeisti teigiamą pusę. Viskas bus gerai, mano vaikai yra stiprus, mano vaikų imunitetas yra stiprus, Dievas juos saugo ir viskas bus gerai. Žodžiu, visą laiką keisti negatyvą į pozityvą. Kaip tai pasidarys įprotis, tai tiesiog jį pajausite, kad tai yra be galo lengva ir nesudėtinga pereiti iš vienos minties į kitą ir tiesiog jų mažės, tų baimių mažės, jos pačios išnyks, nes joms nebus vietos. Nes minčių galia yra labai, labai didelė. Kuo mes labiau neigiamai kalbėsim, kuo labiau neigiamai galvosim, tuo didesnį tą neigiamą lauką apie save kursim. Ir tada sakysim vėl, man kaip visada nesisega, man kaip visada, nežinau, kaip visada mes susirgam, jeigu kažkas nusičiaudėjo, tai ir aš susirgsiu, aš čia gal siaurai, bet iš principo, bet kuris tas labai daug žmonių yra su tuo kaip visada, man tai kaip visada. Tai kai man kaip visada reikia labai greitai išjungti ir pereiti į tą pozityvę. Man nebus kaip visada, aš esu kitoks, aš esu apsaugoj, manęs neveikia jokie virusai, manęs neveikia bedarbystė man visiškai neaktuali. Žodžiu, tai turėti tą omenyje. Toliau kitas patarimas yra žmonėm, kurie tikrai labai daug prisikrauna tos neigiamos informacijos apie įvykius, kurie yra aplinkui mus. Išjunkit televizorius, išjunkit visus ryšio priemonės, informacinės ryšio priemonės, nebijokit, jūs viską sužinosite, nebus taip, kad jūs nieko nežinot. Geriausi neigiamos informacijos nešiai yra aplinkiniai ir jūs tikrai sužinosite, kai koks nors lėktuvas nukris kur nors, taip sakant, kokioj pievoj. Žodžiu, jeigu jaučiat, kad negalit kontroliuoti šitų baimių, išjunkit bent kažkuriam tai laikui televizijas, visas žinias, ypatingai žinios, paskui visokios tai laidos, kur rodomas negatyvas. Viską išjunkit, nesvarbu, ten galit rasti pateisinimą, man reikia žinoti, kas šiuo metu pasaulyje vyksta. Nebūtina žinoti, tikrai nebūtina. Žinoti svarbiausia, kas vyksta aplink mus, o visą kitą tikrai sužinosit, kur užpylė koks vanduo ar kokios kataklizmos ir kaip čia viskas jau griūna ir pasaulis tuoj sugrius. Pilni Facebookai, Delfiai
ir televizijos iš viso jos akcentuoja neigiamus dalykus. Dalykų vyksta labai daug gerų, bet niekas jų neakcentuoja, niekas neina į šitą pusę. Visi remiasi negatyvų. Išjunkit. Pasninkaukit šiuo klausimu. Pasidarykit savo pasninką. Savaitės pradžiai, mėnesiui pasninkas nuo bet kokios informacijos, neigiamos informacijos. Neina jos surūšiuoti tada nuo bet kokios informacijos, nes pavadinimai, šitie straipsnių pavadinimai labai greitai užkabina su savo kažkokiais iššaukiančiais, iššaukiančiom frazėm ir mes kabinamės ant tų frazių. Imk pozityvą, skaityti knygas, visas pozityves, inspiruojančias knygas ir tikrai pamatysit, kad pradės keistis viskas aplink jūs ir perėsit į tą pozityvą, į tą teigiamą požiūrį, o vėliau galite jau įsijungus tą žinias, nebebus tai baisu. Nes žinokit, kad Dievas yra virš jūsų, jis yra apsauga. Kai bus, taip jau bus. Mes vis tiek nieko nepakeisim. Kažkokios mes, kaip ir sakau, ta pagrįsta baimė yra pagrįsta baimė, bet jau kai pereiname į kažkokią tai paranoją, maniją ar dar kažką tai, kad baisu pajudėti apskritai, tai tada jau nebe ta baimė, jinai nieko nedaro, jinai yra visiškai destruktyvi. Jūs galit gauti darbus pačius geriausius, susikurti pačias geriausias šeimas, keliauti į pačias nuostabiausias šalis, jūs galit uždirbti tiek, kiek jums priklauso, kad jūs galėtumėte gyventi taip kaip žmonės, oriai ir tvarkingai, o ne už kiekvieną grašį ar už kiekvieną centą dėkoti visiems, kad tik dabar va šiandien galėjau nusipirkti duonos. Taip neturi būti, nesvarbu, kur gyvenat, kokia ekonominė situacija bebūtų. Jūs galite turėti patį geriausią. Jūs tai galite turėti. Dirbkite su mintimis, medituokit, paleiskit visą tą negatyvą ir pamatysite, kad viskas pradės vykti jūsų gyvenime visiškai kitaip ir teisingai. Tai ką, ačiū Jums už šiandien, gero Jums savaitgalio ir ką darome atostogas, Liepos mėnesį iki rugpjūčio vidurio atostogaujam. Vasarą džiaukite saulę, rinkite iš jos visą vitaminą D, džiaugsmą, mėgaukitės šiltais nuostabiais vakarais, puikiu oru, nesvarbu, lyja, vėjas pučia, svarbu širdį būtų ramybė, būtų meilė ir viskas bus gerai. Bus ir gera ta vasara. Aš tikiuosi, kad viskas bus šaunu. Būkite saulėje, kuo daugiau rinkite saulės spindulių, neperkepkite, bet ir nerekomenduoju naudoti jokių saulės kremų, kurie mums sustabdo visą vitamino D įsisavinimą, geriau vengti saulės vidurdienį, kai jinai yra pati karščiausia, bet šiaip džiaukitės, gyvenkite, mylėkite ir iki pasimatymo po atostogų būsim visi vėl žvalūs, pilni energijos ir ką, vėl naujų minčių ir idėjų. Iki.